Buvo kaimas. Ir kaimo nėra. Jį sudegino gyvą. Su tais, kur turėjo gyventi. Su tais, kurie turėjo mirti. Ir su tais, kurie turėjo gimti. Buvo kaimas. Ir kaimo nėra. Netiesa. Šitas kaimas yra. Jis dega ir šiandien. Ir degs iki tol, kol gyvi bus jo padegėjai. Prasiskirkite liepsnus. Aš noriu pažvelgti į tuos, kurie dega. Tas vaikinas, ar ne jis man anadien kalbėjo? Man gyvenimas reikalingas tam, kad galėčiau gyventi. Kiek nedaug. Ir kiek daug jis norėjo. Broli mano, vienmetį mano. Ir kodėl? Ir kodėl tu nepasakei, man gyvenimas reikalingas tam, kad galėčiau kovot. Oi, kaip karšta krūtiniai. Gal tai dega mano širdis. Deg širdie. Tu privalai degti, kad nebūtų deginami žmonės. Na kągi, norėčiau pabaigai perskaityti lenkų poeto Zbigniew Radoslav Šimanski eilėraštį Kaniukų skerdynėms atminti. Eilėraštis vadinasi Sonsėdžiai, kaimynai. To lauko jau neapsėsiu. Pavasario vėjas tai padarys vietoj manęs, barstydamas mano pelenus su viltimi, kad jie taps vaisingų grūdų. Prie tavo kryžiaus nebeuždegsiu žvakės, dėkodamas viešpačiui už derlių. Prikalta prie to kryžiaus būdeliai tave tempė, Dieve, kad pašventintum ugnies galę. Neįbeiversiu jums arklydėse pašaro. Kasdien darbo bičiuliai, šioje kelionėje nuo aušros iki sutemų jūs varys bundo būdelių botagai. Jau nebesemsiu tavo vandens upę, kad atsivėsinčiau ardamas. Ant tavo akmenų vieškelį nebeatsistos, kelionės išvargintos mano kojos. O tu, Chaimai Lazarai, ar degančius žabarus vis dar po trobomis save kaišai? Šaudai iš šešėlių šokinėjančius pro langą, didžiuodamas, kad nudėjai kaimyną. To lauko jau nebeapsėsiu,
Nedirbamas jis apaugs piktžolėmis. Prie šių pinučių nebeišlenksim, Chaimai, taurelės į mūsų sveikatą. Sausio pabaiga. Dar metai iki karo mirties, karo, kuris Kaniūkų kaimui baigsis šiandien. Rūdininkų giria, pasipuošusi lyg komunijai. Medžių batalionas su baltomis pūkinėmis, šviežio sniego miltmėmis. Staiga pajudėjo. Skleistinė rikiuotė eina medžiai, palinkę tarsi iššalusią nasties plokštę, norėdami perskelti, kad galėtų pulti į aušros gelmę. Ugnies liežuvis laižo miegančią trobą, sprogimas, trenksmas, po jo antras ir kitis. Sapnas subirėjo į liepsnojančios tikrovės skalas. Ar spėsim? Jau bėgu, bėg greičiau. Nespėjo. Samuelis sukruvina aušrą. Matau, krinta Jankovska nuo kulkos, paleista Chaimo Lazaro. Prispaudusi sūnelį prie savo negyvos krūtinės. Dėdė! Vaikas ištiesia rankutes, bet tas neleidžia jam likti gyvam. Griebia vaiką į degančią šieno kaugę, sviedžia įsakydamas, nežmogiškų balsų išrėkdamas: niekas, kas juda, ničniekas neturi teisės likti gyvas. Bėga Parvicka lik miško. Ten Jakubas Preneris pamatė ir akmenių galvą suknežino. Žydas taupus, kulkų visiems neužteks. Baigia degti paskutinės trobos. Skerdinių pėdsakų saulė žara apšviečia. Lavonas prie lavono. Nuplėštais drabužiais. Girtas žydas šaudo jiems į tarpukojus. Pramoga tęsiasi, žiūrėkit, kaip tamposi lenkeliai. Po kiekvieno šūvio net šalusios jo sielos sukiojosi, šokdamos mirties šokį. Tęsiasi pamėkliškas baletas. Slankioje apgirtusi nuo kraujo samagono smurto piktadarių žydų gauja. Iš pelenų graibstydama viskas, kas sužyva auksu. Jie žino gerai, kas turėjo aukso. Daug kaimo gyventojų įslėpė nuo vokiečių, gindami kaimyną. Tokį atlygį už tai gavo. Be sąmonės guliu iki vakaro, griovyje. Čia mane surado giminės. Papasakoti. Ar kas įstengs suprasti? Ne. Pasaulis apie nusikaltimą nenori žinoti. Jei nusikaltėlis Henrikas Zimanas nešioja garbingiausią Lenkijos ordiną Virtuti Militari suteršęs, kas patikės tokių siaubingų nusikaltimų? Pasaulis nepatikės, kad galima būti auka ir nusikaltėliu, kaip Chaimas Lazaras. Kad reikšmingą karinę operaciją galima pavadinti kaimyno nužudymu. Nebeatsisėsime, Chaimai, paprastai, smuklėje, juokavimus saldindami gyvenimo dramą. Tada mudu skyrė tik stalo lenta.
Taigi, brangieji, ko mes ir užbaigėme šiandien Kaniūkų kaimo tragedijos paminėjimą. Ačiū visiems, kurie atvykot, kad ir šaltoka, bet aš manau, kad ir tą dieną buvo tikrai toks oras. Dabar norėčiau, kad neįsibėgiotumėm ir pasidarytumėm bendrą nuotrauką visi kartu. Ačiū visiems.